Penkta koja globoja benamius gyvūnus arba gyvūnus, kurie pasidaro nereikalingi, kurie nusprendžia eutanazuoti ir bando išgelbėti jų gyvybės ir rasti naujus šeimininkus ir gerą gyvenimą. O kadangi benamių gyvūnų jie dauginasi ir žmonės irgi nežiūri, kaip mažinti tą populiaciją nereikalingų gyvūnų, tai pirmiausia, humaniškas metodas yra sterilizacija. Ir dėl to tas projektas, kad įrengti kliniką, kurioje mažomis kainomis būtų atliekama ta sterilizacija, kad nebūtų pas mus aplinkoje benamių gyvūnų. Dabar šiuo momentu penktoj kojoje yra labai daug gyvūnų. Dabar iš sodo atveža tos kačiukus, kurios per vasarą ten prisiveisė ir jeigu nesustabdyti to proceso, tai kitais metais bus geometrinė progresija, jų bus dar daugiau Labai trūksta žmonių, ypatingai trūksta žmonių su transportu, nes kitą kartą reikia ir į kliniką suvežti gyvūnus ir iš kažkur tai paimti. Penktoj kojoje dirba tik savanoriai ir čia viskas yra neapmokama. Liekam skolingi ir klinikoms, ir ten už medžiagas. Investicija reikalinga, kad rengti tą kliniką, kuri užsiiminėtų mažomis kainomis gyvūnų sterilizacija. Ten nebus atliekamos jokios kitos operacijos, tik tai šitą operaciją, dėl to nebus reikalingos brangios aparatūros kitai veiklai. Penkta koja visada laukia norinčių ir mylinčių gyvūnų žmonių savo gretose. Pagalbos visada trūksta ir materialinės, ir fizinės, ir moralinės netgi kitą kartą palaikymo. Kas neatvažiuotų su gerais norais, visi bus priimti.